Mokykla Active Training ir šiandien truputėlį pašnekėsim apie tą tokią temą ilgamžiškumas, kur jau visur jinai skamba ir visi apie ją jau girdi ir visi galvoja, vėl tas pats žodis bus. Tai mes pabandysim iš kitos pusės, bet kadangi šnekam apie ilgamžiškumą, mes negalim prisėsti šiuo atveju, tai pasistengsim jums truputėlį parodyti tą aktyvesnį pavyzdį ir pastovėti šiuo atveju. Tai aš esu Greta Puzonė, truputėlį pamoderuosiu šitą mūsų pokalbį. Čia yra daktaras Aurimas Mačiukas, mūsų mokyklos programų vadovas, master treneris. Ir čia taip pat turim mūsų daktarę Simoną Pajavinę, taip pat Active Training programų vadovę, Lietuvos sporto universiteto docentę ir daug titulų besinešiojančią mūsų kolegę. Tai tas ilgamžiškumas, ar ne? Gerai. Ilgamžiškumas, kaip mes jį dažniausiai suprantam, mes visi norim gyventi ilgiau ir mūsų ta gyvenimo trukmė vis ilgėja ir mes taip įsivaizduojam, turbūt čia daugelis jūs esat pagalvoję, kiek norėtumėt pragyventi, tai gal 100 metų, ar ne, o dabar mūsų toks jau realus visai skaičius, tai 100 metų. Bet klausimas, ar mes tikrai norėtumėm su dabartinė būsena, su dabartiniam kažkokiam sveikatos ligom problemom gyventi 100 metų? Ir tos 30 galbūt savo paskutinius metus jau taip vargiai gyventi. Tai Aurimai, Simona, tai ar tikrai tas ilgamžiškumas, ilga gyvenimo trukmė yra raktas į sėkmę, galbūt yra kažkokių kitų niuansų, į ką reikėtų dėmesį atkreipti? Tavo geresnis. Šitas geresnis. Tai šią dieną yra dvi kryptis. Viena kryptį prie uždavė mediciną, yra tą ilgą gyvenimą, bet nesuteikė laimės ir gerovės. Tai šiai dienai yra antra kryptis, tai yra ne lifespan. Galima dar truputį abudu. Labai neina per šitą ten, paskui per kitą. Bet dabar 80-90 jau neriba, galbūt bus 100 ir 120, bet kaip mes gyvensim priklausys tik nuo mūsų. Ir šitoje vietoje turėsim gan rimtai padirbėti. O labiausiai sendina ir pagreitą senėjimą, tai fizinis pasyvumas ir sėdėjimas. Atsistojamiškai, paklausysim šiek tiek atsistoję. Atsisėdom kaip tortai ir dabar jau būsim čia ilgamžiai ir laimingi. Patogiai, arčiau reikia, bet tai ką, nebijokit, įsileisim arčiau jūsų. Patys. Toks. 1, 2, 3. Duoti ko? Bent jau kažkokio pasirašymą. Gerai. Tai, pirmoji eilė. Rankos pirmyn. Į save. Nesigirdės. Ir vėl. Pirmin, į save, išvers žemyn prieš šlaunų. Ir dabar pabandom aukštyn, įkvepiam, truputėlį iškvepiam. Įkvepiam, aukštai, iškvepiam. Įkvepiam. Nuleidom, va taip pramosuokite save. Liktai laisvai, dar šiek tiek ir parotuokite. Ok. Ir dabar truputėlį tokį suaktyvinam save. Per visus raumenukus. Čia, šlaunį, blauzdą. Šiek tiek aktyvinam pilvą. Sėdmenukus, kurie miega kaip pagrindas. Na ir kaip pirtyje su vantom. Su meilė, tokiu vakuumu. Va, tas vakuuminis. Jepa, Gerai. Tai va, taip šiek tiek pabandykit va taip stovėti. Na, vienos, ant kitos. Pam. Matot, kaip vaikai stovi, ne? Duok aš biškį. Ar matot, kaip vaikai stovi, kai laukia? Jiegi nestovi, tai jie visą laiką kažką, ne? Tai, bet mokykimės iš vaikų šiame variante, nes jie taip apsaugo save, nes ilgalaikis stovėjimas nejudant irgi yra rizika ir nėra naudinga. Tęsia mūsų pokalbį. Bandom testą. 9,
Kas nori stovėti, kas nori sėdėti, galima sugulti, taip daug. Tarp kitko, senjoram kuo dažnesnis kūno padėties keitimas dienos eigoje yra netgi ženkliai geriau negu trumpa kažkokia koncentruota mankšta. Keiskit dažnai kūno padėtį. Sėskit, gulkit, plaukit, stokit, nugriukit, atsikelkit. Žiūrėkit. Kūnas jau padėkoja. Žiūrėkit. Įprasta padėtis. Sėdim, žiūrim, televizorius, knyga, rankdarbiai ir panašiai. Bet 30, maksimum 45 minutės jūs turit pajusti signalą, sėdžiu per ilgai. Atsistokit. Nueinat pažiūrėti, ar dar išlindo saulutė, ar dar cepelininis dangus. Atsidarėt langą, pakvėpavot, koks šaltis, koks oras. Užtenka labai nedaug, bet tai yra pakeitimas. Būtų geriau iš karto negrįžti čia, bet galbūt atsisėsti namuose šitai. Toliau žiūriu, ar tai televizorių, ar dar kažką. Kai atsirado šitas įrenginys, labai daug vyresnių žmonių sako, aš ant žemės atsisės galiu. Bet kas mane pakels? Tai turėkite tą pakelimo variantą. Turėkite, kas jums padėtų pakelt, bet sėdėjimas ant žemės yra geriau negu sėdėjimas ant kėdės. Dėl to, kad bent jau mes duodame, klubams šiek tiek tokio atverimo. Ne taip spaudžiasi tarp koncertiniai diskai. Ir bet kuriuo atveju jūs galite keisti net ir kėdę. Po kėdę, po sėdmenim, pasidėti pagalbę, pasidėti kažką kieto, pasidėti... Žodžiu, tai turi būti kaitaliojimas. Ir visas jūsų diena, kuo įvairesnė, tuo geriau. Jeigu atsisėdot ir 4 valandos taip, nepadės nei vaistai, nei visos kitos, ką mes kalbėsim strategijoje. Viskas turi būti smegenyse, pokalbių, keisti savo patirtis. Negalėjome ir tikėtis taip iš Simonos, kad nepasakys mūsų čia visur nepajudint. Tai ačiū labai, Simona. Tai gerai, turim fizinį aktyvumą kaip vieną iš pagrindinių ilgamžiškumo niuansų, aspektų. Kas toliau? Į ką dar mums reikia atkreipti dėmesį, kad ne tik ilgintumėm savo gyvenimo trukmę, nes ne tai yra esmė. Mūsų esmė yra padaryta gyvenimo trukmę kokybišką. Mes norim neligotų savo paskutinių 30 metų, ar ne? Mes norim 100 metų nugyventi, bet savomis kojomis, galintis nueiti apsirūpinti, galų gale daryti savo hobius, galintis žvejoti ir panašiai, bet iki tiek, kiek gyvensiu, aš tiek ir noriu būti aktyvus. Tai gerai, fizinį aktyvumą mes turim. Sunkiai užduotis, tai įveikiama, pastovėsim, padarysim. Jo, bet nuo ko pradėti? Kaip jau atrodo, kas turėtų būti pačioj pradžioj? Pats lengviausias. Visiškai nejudu, noriu pradėti. Dar lengviau. Kvėpavimas. Kvėpavimo metodikom galim pasiekti labai daug. Yra nemokama, užtrunka mažiausiai laiko, kainuoja mažiausiai pastangų ir duoda rezultatą čia ir dabar. Norit eksperimentą gyvą, praktiką? Norim. Gerai. Paskaičiuosim pulsą, padarysim vieną metodiką labai trumpą ir pamatysit, kas įvykti. Pasigaukit pulsą, aš laiką susirandu. Pasiruošim, jo. Per 20 sekundžių bus skaičiavimas, pasiruošę ir up. Up. Padauginat iš 3 ir atsiminkit skaičiuką. Ir atsiminkit skaičiuką. Iš 3. Dabar padarysim 6 kvėpavimus specifinius. Tai yra pati greičiausia metodika, su kuria galim nuraminti savo sistemą. Šiek tiek sumažinti kraujospūdį, sumažinti pulsą, ženkliai geriau negu vaistai. 6 kartai. Labai nedaug, ne? Kvėpavimas labai paprastas ir tuo pačiu nepaprastas. Įkvėpsim lėtai, kol kas nieko nedarykit, lėtai per nosį. Įkvėpiam pilnai, kol nebegalim. Jau nebegalim. Staptelim ir tada dar kartelį tokį, kad sukrėstų krūtinės viršų. Ir tada labai lėtai per burną iškvėpinėjam.
Ilgas iškvėpimas. Kol kas nieko dar nedarom, ne? Pabandom. Įkvėm. Per nosį. Staptelim ir... Ir lėtas. Per burną iš lėto leidžiam. Pilnai leidžiam. Trumpa pauzė. Kartuojam dar 5 kartus. Savarankiškai. Po pilno iškvėpimo trumpa pauzė. Dar 4 kartus. Trys kartai lieka. Nekelkit pečių. Pečiai neturi dalyvauti. Diafragma ir krūtiniai šonus. Nesprose. Dar 2. Jau šilta daras. Jo, stebėkit savo būseną iš vidaus. Kaip keičiasi. Turi keisti. Paskutinis. Pats galingiausias kvėpimas. Aktyvus trūktelimas. Ir lėtas atleidimas. Gerai. Pasiruošiam pulsus. Matuojam vėl pulsą. Pasiruošiam ir... Op. Startas. Op. Padauginant iš 3 ir man dabar reikia skirtumo. Ir dabar reikia skirtumo. Pirminis, antrinis. Plius ar minus? Minus 30. Tai jau nuo tachikardijos jau vos ne į bradikardiją. Kas daugiau? 20. Jaunimas. Plius 30. Aha. Jaudinai. Arba pabudai. Kas dar? Minus 10. Ta prasme, didžiosios dalies bus minus. Kai esam panikos atakoje, susinervinę, kažkas užnervavo, išgąsdino, greitai nuraminti. Pati greičiausia metodika. Stanfordo universitetas yra patvirtinę šitą dalyką. Kraujospūdis irgi sumažėja sistolinis apie 10-20, diastolinis ten 5-7 mililitrai. Jeigu kartuotumėt tokią metodiką 3 minutės, visai dienai užduotumėt. Tas pats, kas išgertumėt prieš hipertoninių vaistų. Turėtumėt tą patį efektą. 3 minutės. Tikrai turim tiek laiko, ar ne dienoje? Vieną kartą. Jeigu jaučiat vėl kilo, gali 2 kartus per dieną. Ištruksit 6 minutės. Ta prasme, kvėpavimas yra labai galingas ginklas. Turim kvėpavimo specialistę Greta. Ką dar gali apie kvėpavimą pasakyti? Česočiai. O. Česočiai. Gerai, kvėpavimą turim, fizinį aktyvumą turim, ar ne? Su fiziniu aktyvumu, tik tai, mėlieji, neįsivaizduokite, kad dabar į kažkokią karonę reikės, eiti, mankštas daryti. Apskritai, visi, kurie nori, mato savo senėjimą ne lovose, ne ligoninėse, ne sanatorijose, o taip kaip šiandieną savo kojom vaikščioti po parodas, po renginius, dalyvauti, važiuoti kelionės, atostogauti, patirti. Reiktų pradėti ruoštis jau šiandien, nesvarbu kiek jų metų, ar visiškai jaunimas, ar visiškai garbus senimas, tą reikia daryti. Kas esat jaunesni arba to vidutinio suaugusio amžiaus, irgi reiktų suprasti, kad judesys gydo, bet čia irgi turi būti logika, dėl to, kad yra bendras fizinis pasirengimas, tai yra pagal fizinio aktyvumo visas rekomendacijas, mes turim turėti įvairovę judesių, ne? Mes turime lavinti ir stiprinti širdies kraujagyslių sistemą, kaulų raumenų sistemą, sąnarių sveikatą, neleisti, kad mūsų amplitudės mažėtų, kūno stabilumas, kad išlaikytumėm taisyklingą laikyseną, padėtį, giliųjų raumenų stiprinimą.
labai dažnai žmogus sako, aš sportuoju, aš žaidžiu tenisą. Tenisas yra specifinis noras savo gyvenime. Bet kad žaisti tenisą ir neturėti traumų, jam reikia bendrųjų treniruočių, to bendro fizinio pasirengimo. Tai tie, kurie neplanuojate apie sporto šakas, tai kuo daugiau įvairovės jūsų gyvenime, kuo daugiau pabandymų. Ar tai joga, ar tai šokiai, ar tai lauko treniruokliai, ar tai ateina žiema, sniego kasimas. Galbūt vyresni žmonės turi suprasti, kad labai reikia raumenų apkrovos ir raumenų stiprinimo. Bet kuo daugiau ta lietuviška mišrainė, kuo daugiau įvairovės, tuo naudingiau. Bet tie, kurie galvojate, kad aš dar sportuoju kažkokią sporto šaką, labai dažnai galima nusivilti dėl to, kad kūnas neatlaiko tik to vienpusiško sporto. Ir ilgainiui jisai išprovokuoja ar tai traumą, ar tai jau tokius ribinius skausmus. Ir va taip gaunasi, kad tas fizinis aktyvumas, kuris turi būti vaistas, jisai tapo nuodas, nes jisai ir privedė prie tos traumos. Tai va čia tas mūsų galvojimas, kad bet ką. Tai labai linkiu jum matyti plačiai, lavinti savo kūną tolygiai, įvairiapusiškai ir reguliariai ir turėti hobį, aktyvų hobį, kuriame jūs tiesiog lavinat savo specifinius kažkokius tai reikalavimus tam sportui. Tada mūsų kūnas atlaikys ilgai ir netgi siūloma tos hobius keisti. Neturėti to vieno nuo jaunystės iki pat pabaigos. Niekada nevėlu. Mėlieji senjorai, jaunimui tai iš viso čia netaikoma. Niekada nevėlu bandyti naujumo. Nes kol bandai, kol mokaisi, dirba mūsų nervų sistema, dirba mūsų galva, protas, gerėja kognityvinės funkcijos, dėmesys, atmintis ir visi kiti dalykai. Tai leidžia mums lengviau atlaikyti tuos tokius pokyčius mūsų gyvenime. Mokykitės nebūtinai anglų kalbos, mokykitės naujos veiklos, naujos mankštos, naujos kvėpavimo, naujos meditacijos, naujų kažkokių pratimų su įranga, kurios niekada nečiupinėjote. Niekada nėra vėlu, nes mūsų tas amžiaus cenzas ir apskritai kūno vaizdas vyresnio žmogaus, jis yra toksai nurašytas. Mes Aurimu jau esame tie 50+. Aš pasigirsiu, aš esu 3 anūkų močiutė. Nepasakyti. 3 anūkai pas mane, aš močiutė. Aurimui dar viskas ateityje. Bet mes ir bandome atstovauti tą kartą, kuri ir norime, mes nenorime išlikti jauni, nesupraskit teisingai. Mes suprantam, kad sensime ir nėra visiškai to tokio priešinimosi senatvei. Ne, 100 metų pasijuokėm vienas iš kito, iš plaukų, iš raukšlių, iš dar ko nors. Bet esmė, kad gyvenam smagų, įdomų gyvenimą, aktyvų gyvenimą. Ir per savo amžiaus prizmę ir bandome įkvėpti visus, niekada nevėlu startuoti. Būkite su mumis, tikėkite mumis ir daug paslaugų yra net ir šioje parodoje. Mūsų kolega Alanas turi įdomumų su šalčio vonė, ledo vonė, yra daugybė organizacijų, įmonių. Yra viskas sveikatai ir būtų gerai ne vienas kažkoks tai, aš gyvenu taip, kaip sako, vienas kioskelis. Ne, gyvenkit savo galvą įvairiai, būkite laisvi, bet nepamirškite, laisvė įpareigoja. Nes laisviems labai gali būti pasiteisimas, aš patingėsiu, nes aš laisvas. Na, taip, sorry, kad tai blogai, bet... Labai gerai, Simona, įvedė į mūsų smegenų sveikatą, nes čia turbūt toks faktorius vienas, kur viskas atrodo gerai, mes jaučiamės puikiai, bet kai prarandam, tik tada suprantam, ko netekom. Tai demencija ir visi Parkinsonai, Alzheimeriai, tai yra labai dažnas ir vis dažnėjantis faktorius mūsų visuomeniai. Ir kame čia reikalai su to ilgamžiškumu, nes apie smegenis mes tikrai galvojame mažiausiai, apie tą smegenų lavinimą ir nuolatinį mokymasi mes galvojam mažiausiai, kaip mums išlikti sveikais iki to 100 metų, ne tik tais dagyventi iki 100 metų. Ja, tai labai rimtas klausimas.
smegenų sveikata kol kas dar tik tai atranda savo vietą, aplamai šitas terminas, kad nors kažkiek pasigilinti mechanizmus, tai šiek tiek reikia suprasti senėjimo teorijas. Nors kažkiek gaudytis, ne? Yra maždaug 7-8 tokios pagrindinės teorijos ir tos, kurios susiję su kūnu ir su smegenim, yra uždegimo teorija, uždegiminė, sakant, su amžium uždegiminių židinių ląstelėse daugėja dėl tam tikrų priežasčių, dėl pačio ląstelės senėjimo ir taip toliau. Toliau mitochondrinė teorija, tai kad energijos, laisvos energijos mūsų kūne ląstelėse su amžium mažėja. Nueinant šiek tiek jau iš šono yra telomerų teorija, ta prasme, kad kiekvieno per ląstelę, kai dalyjasi, tos ląstelės DNR netenka tam tikrų geno, tam tikrų padėgėlių. Tai yra faktas, bet jisai tik tai ne priežastis, tai yra jau pasiekminis. Tai jeigu mes galvojam apie smegenų sveikatą, pradžioj turim suprasti tą faktą, kad smegenys irgi sensta. Norim to ar nenorim. Nežiūrint, kad gyvenimo patirtis, kai sako senoliai, mes čia viską žinom, viską praėjom. Reakcijos greitis, sprendimų greitis, minčių, sakysim, struktūravimas ir pateikimas, tai prastėja. Atmintis be abejo ir gali būti visokie fokusai. Gali būti trumpalaikė atmintis, gali būti ilgalaikė, gali būti vidutinio trukmės atmintis. Yra daug smegenų parametrų, kuriuos turim prižiūrėti. Ir kaip tą daryti? Tai visų pirma, fizinis aktyvumas. Žemas aerobinis pajėgumas. Tai yra, jeigu mes esam neištvermingi, jeigu bus įdomiau, daug plačiau apie tai bus dar mano pranešimas šiais keliau, apie aerobinį pajėgumą, tiesiogiai turi įtaką, tarkim, į hipokampo kokybę. Yra smegenyse darinys hipokampas, kuris atsakingas už atmintį. Tai jeigu mes neturim ištvermės krūvių, reiškia, mūsų atmintis tikrai bus prastesnė, negu galėtų būti. Jau kraštutinis atvejs, kai žmogus nežino, nes jau nebesiorientuoja aplinkoje, nebežino, ko atėjo, ką paėmė ir kur nuėjo. Kas yra ištvermės krūvis? Ištvermės krūvis yra ilgą laiką trunkantis fizinis aktyvumas, dažniausiai ciklinis. Paprasčiausias ėjimas, lengvas bėgimas ristele, plaukimas, šokiai, dviratis, riedučiai, slidės. Šiai dienai yra N+K pasirinkimų. Naudokit tai, kas jums patinka, turi patikti. Turi tik jūsų kūnui, nes, kaip pavyzdys, bėgimas tikrai ne kiekvienam. Iki bėgimo reikia, kaip sakoma, paruošti kūną. O dabar bėga visi, kas nori, kiek nori ir turi įvairių problemų. Tai vienoje vietoje yra ok, širdžiai nesvarbu, ką mes duosim, kokį krūvį. Ta prasme, kokio tipo krūvį. Na, priims, bet kaip kūnas priims, kiti reikalai. Toliau, smegenų sveikatai reikia naujumo ir per fizinį aktyvumą mes galim labai nesunkiai tą naujumą turėti. Tiesiog, naujų judesiai, šokiai, judesių kombinacijos, naujos sporto šakos, nereikia ten čempionais, bet nereikia ten varžybose dalyvauti. Tiesiog išmok bazinės technikos, naujos. Visiškai nesvarbu, kad sporto šaka. Kad ir pačio žemiausio intensyvumo bus naujumas smegenims. Tai Alzheimerio, Parkinsono profilaktika, jau įrodyta mokslo. Toliau jėgos krūvis, ypatingai senjorai, ypatingai moteris nuo 40, būtinai turėti jėgos krūvį. Dažnai moteris baidosi jėgos krūvio, galvoja, kad užaugs raumenai, kad testosterono dėja turi 100 kartų mažiau negu vyrai, tai tų raumenų niekada nebus moteriai. Nebent ten jau hormonė kažkokia tai disproporcija. Seniorams irgi būtinas jėgos krūvis. Šiai dienai sarkopenija, turbūt esat girdėję šitą terminą, staibus raumeninės masės nykimas tam tikram amžiaus periode. Gali būti 50 kelių, gali būti 60 kelių, 70 kelių, visi tą turim. Netekus raumenų masės, mortality indeksas, mirtingumo indeksas kelis kart padidėja. Ta prasme, kad optimali raumenų masė leidžia palaikyti žemesnį mirtingumo indeksą. Nauji dalykai, anksčiau to nebuvo. Šiai dienai yra įrodyta. Tai yra darbas, jėgos krūvis yra darbas su pasipriešinimu. Nereikia štangų. Aš galiu savo kūną. Mūsų kūnas yra pats geriausias treniruoklis. Parodykit porą pratimų. Atspaudimai, pritūpimai, įtupstai. Jeigu darysim labai lėtai, labai kokybiškai, įjungsim užpakalį pilną tarpentį, ką turėsim? Turėsim jėgos krūvis.
savo svorio, jau per mažai mūsų svorio, pasiemam kažką tai parangiai. Pasiemam kažkokius pasipriešinimą. Ir negalvokite, jėgos treniruotė tai yra treniruotė. Dažnai įsivaizduojate, tai yra treniruotė. Treniruotė yra pati primityviausia jėgos treniruotės forma, nuo kurios galima pradėti, bet jinai neturėtų užtrukti ilgai. Dėl ko? Dėl to, kad ten yra labai specifiniai judesiai, tam tikros amplitudėse ir ilgas treniravimas treniruotės išbalansuoja realiai mūsų būdą. Mes turėsim jėgos, bet mes neturėsim funkcijų. Aš truputėlį prie jėgos pridėsiu. Atsimenat COVID laikus? Atsimenat, kaip sportavom su tai, ką turim namuose? Su konservais, su cukraus maišeliais, su buteliukais vandens ar su smėliu. Visa tai lygiai taip pat galioja. Bet aš manau, kiekvienas išsilavinęs, išsimokslinęs žmogus, tai yra tas, kuris baigė bent jau vidurinę mokyklą, turi gebėti mokėti namuose savo pasidaryti mankštos kompleksą. Ar tai rytinė mankšta, ar tai pratimukus tarp ilgo sėdėjimo. Labai naudinga raumenų stiprinimui turėti apvalę gumą. Guma, kurią tu gali ir sportuoti, stiprinti rankas, ir pečius, ir užmauti ant kojų, daryti tiesiog pažygiavimus su ta guma. Ir tai yra irgi raumenų stiprinimo treniruoklis. Guma gali būti jūsų rankiniai ir jūs tiesiog išėjus į parką galite lygiai taip pat padaryti. Raumenų stiprinimas tai nereiškia treniruoklių salė, ne? Nes daug žmonių to ir nedaro. Dar kita, ką aš matau, ypač moteris, mielosios, mes visada labiau rūpinamės, kaip riebalus numesti. Bet raumenų treniruotė ir yra ta pagalba mūsų pertekliniam riebalam cukrui suvalgyti. Jeigu mes prarasim savo raumeninį audinį, tų riebalų pas mus bus dar daugiau. Tai norit sumažinti savo riebalinį kiekį, įveskite į savo dienotvarkę pratimus raumenukams stiprinti. Ir dar smegenims. Ko reikia, kad nebūtų rutinos. Pradžioj tam, kad mes įprastume, sakysim, daryti mankštą, daryti treniruotės, mums reikia rutinos, savidisciplinai. Su laiku ateina etapas, kai mes nuo tos rutinos turim pabėgti. Dėl ko? Dėl to, kad progresas niekada nevyksta taip gyvoje sistemoje. Progresavom ir sustojom. Reikia tada daugiau krūvio, intensyviau, dar kažko. Dar. Tai keičiant dienas, keičiant pratimus, keičiant metodiką, sporto šakas ir visą kitą, mes turėsim naujumą ir pačiai treniruotei, ir tuo pačiu turėsim naujumas smegenims. Toliau smegenų kokybei būtinas yra miegas. Būtinas miegas, kokybiškas miegas. Netgi jau yra tyrimų, kad po 50 metų, jeigu miegas yra nekokybiškas, fizinė mankšta nebeatstoja smegenim. To reikia, smegenys nebeišsivalo, nes miego metu vyksta išsivalymas nuo toksinų, ten sudėtingi mechanizmai. Mankšta jau nebepadės. Kad miegą užtikrinti, mes turim subalansuoti savo vegetacinę nervų sistemą. Tai šitoj vietoj numeris 1 yra kvėpavimas, toliau žemo intensyvumo krūviai, žemo intensyvumo. Tiek aerobiniai ištvermės, tiek lėtos jėgos. Darau pratimus lėtai. Visi esame matę kaip kiniečiai. Gatvėse tai čia, lėti, gražūs judesiai, nėra tokių pirminių galų, visas yra garantavimas, visas yra pasiekimai. Tam yra rimtas pagrindimas. Tai turi būti naujumas judesiuose, rutinos keitime, bet tas turi būti sąmoningas keitimas. Ir kitą kartą įsivedam netgi šokinius krūvius, kai jau kūnas paruoštas galima. Ir varžybose sudalyvauti, ir į kažkokį crazy žygį išeit, padaryti daugiau negu kasdien mes įpratę. Po to jausimės kurį laiką biškį pasėdę, kažką paskaudės, kad tas duos naujų stimulų. Tokių stimulų tą naudoja ir sportininkai, tą galima naudoti ir kiekvienam žmogui. Duot lengvų iššūkių, aš nesakau maksimalių, bet lengvų iššūkių.
išeiti iš komforto zonos. Komforto zoną mes labai greitai einam. Temperatūra vienoda. Čia salėje, namuose, mašinoje, autobuse, viskas vienoda temperatūra. Temperatūriniai pokyčiai neleidžia užmigti metabolinį sistemą. Ten krūvio pokyčiai neleidžia užmigti kūnui. Įvairios situacijos gyvenime neleidžia užmigti smegenims. Dar nekalbėjom apie mitybą. Gerai. Atskrenda reikalas. Apie mitybą gal kelis momentus pasakysiu, aš dabar, kad jums smegenim irgi būtų galvojimo. Vėl truputėlį visos. Truputėlį. Ištieskim rankas pirmin. Nusukim, va tai va, delnus į išorės. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. Viskas labai paprasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nemetam. 3, 4, Bandom įvažiuoti. 6, 7, 8. Tęsiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Šaunuolė. 8. Va. Mankšta, smegenim. Mankšta. Mityba? Trupučiuką, gal tik tai, aš net nežinau, ar reikia, nes Kiek mes turim laiko? labai trumpam, Dar turim kokią truputėlį. 10 minučių. Ne? Mityba. Mityba yra labai svarbi, bet labai plati tema, labai gaila mūsų kolega daktaras Artūras Sujėtra šiandien susirgęs, jis turėjo čia stovėti irgi kartu truputėlį papildyti mitybos dalį, bet leidžiam jam šiandieną sveikti. Aurimai, papasakok labai trumpai, keliom minutėm mitybą, tiek apie smegenų sveikatą, tiek apie mūsų ilgamžiškumą ir tą sveiką senėjimą. Jo, sudėtinga tema. Daug teorijų, daug praktikų įvairių. Nėra vienos teisingos mitybos. Nereikia eiti kraštutinumus. Nereikia daryti revoliucijų. Ne? Padarius revoliuciją, žmogus labai greit grįžta į prieš tai buvusį mitybos režimą. Toliau, mityba turi atitikti gyvenimo būdą. Aktyvaus žmogaus, pasyvaus žmogaus, pasyviai sėdinčio žmogaus kaloražai skiriasi. Ką reikia vertinti? Amžių. Su amžium mitybos greitis, metabolizmo greitis dėja lėtėja maždaug vyram apie 0,5% per metus, moterim apie 1%. Reiškia, to paties amžiaus, to paties svorio, tas pats žmogus 20 ir tarkim 50, tai yra moterim -30 metabolizmo greitis, vyram -15. Jeigu valgom tą patį kaip 20, ką tai reiškia, turėsim pliusą. Na? Stebuklų nėra. Koncentracijos stovyklose nei vieno nebuvo didelio žmogaus. Ir kai ateina didelis žmonės, sako, aš nieko nevalgau, aš valgau labai teisingai, dar kažką, taip nebūna. Gamta yra fizika, termodinaminiai dėsniai. Kiek įmetu, kiek išnaudoju, balansas, tą turiu. Kas dar, kad nenueit į kraštutinumus tokius, kad save labai pradėt varžyti. Čia jau yra psichologiniai dalykai, nes atsiranda dabar super sveikuolių, Simona tyrinėja šitą reikalą, tai ortoreksija, gal pasims šiek tiek daugiau, duosiu minčių. Jau kai žmogus pradeda kitiem aiškinti, kaip visi turi maitintis, kaip nereikia ten mėsos, ten dar kažko, tai jau yra liga. Prasme, kad turi būti sveikas požiūris. Kas tikrai pasiteisina šiai dienai? Problema yra kokia, kaip mano vienas klientas sako, šiandieninė mityba tokia, kad su treniruotėmis niekaip nepasivėm tos mitybos. Prasme, kad visada gaunam, ypatingai su metais, daugiau negu mums reikia. Daugiau negu reikia. Norim, nenorim, po truputį pradedam kaupti tos riebaliukus. Kažkiek jau sukaupsiu su metais nėra didelė bėda. Tarkim, seniorų amžiui staigus svorio metimas yra lygiai toks pat didžiulis stresas ir nemažai būna staigių mirčių. Tokiais drastiškais periodais viskas turi būti palaipsniui. Jaunas žmogus tai gali gan greitai daryti pokytį. Labai didelis jaunas, ten staigus tas svorio metimas gali būti. Bet jeigu jau reguliuojame savo kūno masę, tai per savaitę vyram
galima iki kilogramo, moterim iki pusės. Reiškia, per mėnesį 2-4 kilogramai vyrams moterims. Nedaug. Jeigu, aišku, nėra ten super viršsvoris. Ne visiems, aišku, aktualu tas super viršsvoris. Kai kam reikia priaugti. Ir kaip taisyklė priaugti yra ženkliai sunkiau. Kaip nekeista, kiek numest, tiek priaugti mums padeda fizinis aktyvumas. Tik tinkamas. Norim priaugti, darom galingus jėgos krūvius. Verčiam raumenis hipertrofuoti ir taip auginti raumenę masę ir priaugti svorio. Jeigu reikia sumažinti, kūno raumenų masės palaikymas lygiai taip pat sėkmingai mums leidžia tą padaryti. Nes ramybei raumuo eikvoja energiją. Riebalinis audinys neeikvoja energijos. Na, jis yra pasyvus. Tai va, tai visada žiūrim balansą, į kurią pusę eiti, kokius pasirinkimus darysim, ką valgyti. Atsirenkam patys savo sveikų protų, kai aišku, mityba turi būti kiek galima natūralesnė, kiek tai įmanoma, nors aišku neįmanoma šiai dienai gauti natūralių produktų, bent kažkiek natūralesnių. Toliau, kas yra tikrai blogai, dažnas užkandžiavimas. Dažna mityba, na, tam sakė, kad kultūristai valgo 6-8 kartai per dieną, yra ryškus, visa kita, bet tai yra tokio broilerio maitinimas. Nu, kiek žmogus gali taip maitintis? Ilgalaikis nesimaitins, nenatūralu. Plius jau nekalbant apie sveikatos rodiklius. Toliau, šiai dienai labai populiaru ir tikrai veikia dalinis pasirinkavimas. Intermittent fasting. Tikrai veikia. Galima atsakyti 1-2 mitybos kartų per dieną ir tikrai nieks nesugrius. Pradžioj čia reiks susitvarkyti. Taip mes sureguliuojam kalorijų patekimą. Retesnis maitinimas leidžia užsivesti autofaginiams procesams, tai reiškia, leidžia ląstelėms valytis. Jeigu mes dažnai užkandžiaujam, dažnai valgom, mūsų ląstelės neregeneruoja. Bet kurioj, kad paimtume bet kokią seną sistemą, ar tai kiniečių, ar tų pačių netgi katalikų, tie visi pasninkai ir visą kitą, jie turi prasmę. Aš nekalbu apie religiją. Tai yra prasmė tam, kad yra periodai, kada kūnas lengviau valosi. No? Kada reikia sumažinti maisto kiekį, palengvinti, padaryti ne tik tai sumažinto kolaražo dienas, bet ir kurį laiką pabadauti, sveikai pabadauti, pradėti nuo mažų periodų. 1,5 paros yra tas minimalus, kuris jau duoda efektą gan gerai ląstelių regeneracijai. Paskui, jeigu jau patinka, galima šiek tiek giliau, bet viskas turi būti su protu. Ir jeigu darom pokytį, tarkim, einam į pasninką, mūsų mitybos profilis turi būti lengvesnis. Ta prasme, kad negali būti, kad valgiau kotletus ir dabar, per pietus pavalgiau kotletų ir dabar nuo vakaro dabar badau. Viskas turi būti įėjimas į tam tikrą zoną ir paskui išėjimas. Labai svarbu. Liuks, tai gerai. Pasikartojam. Turim mitybą, turim fizinį aktyvumą, turim kvėpavimą, turim smegenų sveikatą, miegą, naujumą, įpročius visokius. Ir aš dar noriu labai svarbią temą paliesti, kuri gal aktualesnė jaunam žmogui. Iš mano pusės mes kažkada su kolegam šnekėjom ir kolegos negalėjo patikėti. Sakau, jauni žmonės turi beprotiškai daug nerimo, panikos atakų, depresijos pasireiškimų. Ir tai yra netikėtina, kaip skiriasi kartas ir kaip skiriasi apkrova mūsų smegenim, tas greitas gyvenimo būdas, tas beprotiškas tempas, kuriame mes bandom išgyventi. Ir mes vis tiek turim kažkaip atkreipdėmėsi į tą jaunimą, panikos ataka yra baisus reikalas, ta pati depresija ir panašiai. Ir čia jau mes nekalbame apie ilgaamžiškumą, nes tas žmogus, jaunas žmogus bando išgyventi šią dieną. Ir ką mes galim, ar iš vis galim mes pasimti kažkokias gyvensenos naujienas, įpročius, ką mes galim pritaikyti savo kasdienai, kad mes bent dabar šią akimirką tam jaunam žmogui galėtumėm padėti įveikti tą negandą, kurį jie aplankė. Gal tu, Simona, gali pradėti nuo mindfulness? Tai turbūt nieko nestebina savoka mindfulness. Na, jaunimas tai tikrai esat girdėję. Jinai taip lietuviškai sunkiai verčiasi, tai nereiškia, kad mindful, kad pilnas protas visko. Mindfulness tai reiškia toks sąmoningas dėmesio koncentravimas tam, ką darai. Ar tai būtų kvėpavimas sąmoningas, ar tai būtų relaksacija,
sąmoninga. Ar tai būtų muzikos klausimas, sąmoningas, ne kaip ponas. Ar tai būtų valgymas, ne valgant, skaitant ir dar girdint, bet valgant kiekvieną kąsnį jį kramtant. Labai daug dalykų yra tų mindfulness ir tie mindfulness reikalai, po to yra mano paskaita apie tai, aš pabandysiu pasakyti, kodėl šiuolaikiniam žmogui, Greta labai gražiai padarytą nuleidimą į tą temą reikalinga. Būtent to mindfulness, to tokio emocijų ir tos mentalinės būsenos, dvasinės netgi būsenos sutvarkymas. Nes fizinis kūnas yra fizinis, sveikata yra multidimensinė, tai nėra tik tai, ką čiupinėju. Mes esame tai, ko negalim pačiupinėti. Tai yra mūsų širdis, mūsų jausmai, tai yra mūsų tikėjimas, mūsų dvasingumas, tai yra mūsų protas. Ir ar tas protas mums yra priešas, ar tas protas yra draugas. Bet taip ir turim tą tokį 3 viename sujungti, apjungti ir pasakyti. Labai dažnai mes gyvenam kaip? Einu arba sportuoju, galva galvoja reikalus, kurių nepadariau, o jausmai turi dar kažkokias bėdas. Mes tiesiog išsitaškę minimum į 3 dalis. Toks žmogus ilgai nepatempia to gyvenimo tempo, kuris yra. Ir to sugrįžimo į tą kūną ir sielos ir proto labai reikia. Ir tam padeda praktikos, apie tai bus sekantis mano pranešimas. Bet Aurimas gal visada kvies kažką darėtų. Vieną rimtą straipsnį paskaičiau. Jau baigsim. Būtent dėl jaunimo nerimo, dėl bendravimo sutikimų, aišku, takojo COVID situacija, pandemija, bet numeris 1 tai yra technologija. Technologijos yra draugas, bet kai jos per daug yra priešas. Telefonas aktyvus visą laiką. 24/7. Prie naktinio stalelio, tualete, valgant, važiuojant. Draugai susitinka, jaunimėlis, kaip jie bendrauja, nosis sukištas į telefonus. Na, prasme, kad tas šlamas, to viso tos informacijos, kuri yra, didžioji dalis yra nereikšminga, nereikalinga, tiesiog eina per soctinklus, per žinias, per kažkokius tai naujienų kanalus. Iššūkština smegenis ir tiesiog jos neatlaiko. Yra perkrova. Šiuolaikinis žmogus informacijos gauna per vieną dieną tiek, kiek prieš 100 metų žmogus negaudavo per visą savo gyvenimą. Tai smegenis, jos, aišku, adaptuojas, mes esame žiauriai adaptyvūs organizmai, kūnai, bet viskam yra ribos. Ir kai mes nebesiadaptuojam, įvyksta lūžis. Įvyksta lūžis, jis pasireiškia įvairiom nesmagiom būsenom. Pati paprasčiausia yra nerimas, neapibrėžtas nerimas, sutrikęs miegas, sutrikęs dėmesys, pakrypusi atmintis. Yra, girdžiu iš tėvų, vaikas mokėsi, nuėjo ten kontrolinis egzaminas ir nėra. Kodėl nėra? Dėl to, kad jo dėmesys, kaip Simona sakė, to mindfulness, kai jis mokinosi, jisai skaitė, bet jo mintis buvo kažkur. Telefone kažkur. Mes esame pradę. Ypatingai jaunimas pradę tą susikaupimo reikalą. Tas prasideda nuo mažų vaikų. Mažų vaikų. Truputį augam, bet jeigu mes nedirbam su tuo, tai tas susikaupimas kuo toliau, tuo labiau jisai dingsta. Ir tada jau bėdelės. Ir netgi santykiuose, tarpusavio santykiuose, merginos, vaikinai, tas dėmesio nesutelkimas yra irgi išsibarstymas kažkur tai. Du žmonės susitinka, bet jų nėra šalia, jie kažkur. Ir tada nėra bendravimo. Susitinka draugai, bet jie kiekvieną savo. Nėra tam tikro bendravimo. Tai išmokti jaunimui padėti telefoną šoną, tiesiog pradėti riboti, sąmoningai riboti laiką. Tai dabar jau įvairių, yra jaunimiečių nusiperka specialiai tą kniptukinį telefoną. Dalį dienos naudoja išmanų ir sąmoningai pusdienį pasiema knopkinį, kad nebūtų pagundų. Tai yra ne priemonė drastiška, bet yra sąmoningas pasirinkimas.
Tai va, tai tiek mes norėjom papasakoti apie tą ilgamžiškumą, kad tai nebūtų tiesiog gyvenimo trukmės ilginimas, kad tai būtų gyvenimo kokybės gerinimas ir jūs turbūt matot, kad nieko paslaptingo ir slapto jums neatskleidėm, viskas yra labai paprasta, viskas yra mūsų kasdieniuose įpročiuose, miegas, fizinis aktyvumas, mes sutverti judėjimui, nesėdėjimui, mes neturėtumėm tokių gražių kojų, jeigu mes būtumėm nesutverti judėjimui. Mityba ir tas minčių valdymas, kontrolė yra tai, kas mums padės gyventi sveiką ir kokybišką ir turiningą gyvenimą, o ne tik tais išplėstą iki to 100 metų. Tai ačiū Jums labai uždėmesį. Dar vieną mintį. Šiuolaikinio žmogaus kame yra problema. Jis nori žinot, jūs irgi nori žinot, atėjo, žinai, neklausot, kažką bando žinot, bet ką jūs panaudosit ir kiek jūs naudosit. Yra didelis klaustukas. Ir jeigu mes nuėjom į mokymus, paskaitėm metodiką, internete kažką sužinojom, jeigu nepanaudojom per 2 savaitės, mes jau nežinom 80%. Nepanaudojom per mėnesį, mes žinom maždaug 0. Taip kad pasimkit paprastus dalykus ir pradėkit daryti. Šiandien. Nereikia revoliucijų. Maži dalykai daro didelius reikalus. Tiek. Aš dar tik tai norėčiau, užbaigiant visai, paskutinį tokį teiginį. Aurimas daug kalbėjų irgi klausė apie smegenų veiklą, bet mūsų sveikata realiai labai priklauso nuo mūsų smegenų. Ne? Brain as medicine, mindset as medicine, smegenis kaip vaistas, mąstysena kaip vaistas. Visi nauji įpročiai, jie turi gimti sąmoningai galvoje. Nes šiuo metu mes gyvename kaip automatiškai. Mes turime režimą automatinį, einam į parduotuvę, perkam daiktus automatiškai, gaminam maistą tą, kurį jau mokam automatiškai. Priimam sprendimus kaviniai, ką užsisakyti, automatiškai. Kartais pasvarstom, galbūt reikėtų to, bet paimu tai, ką esu įpratęs, kas yra lengva. Tai yra žinduolio lygmenio smegenys. Mes turim neokorteksą, mes turime žmogaus smegenis, mes turime loginį protą. Jeigu norim savo gyvenime daryti pokyčius, mes turime sąmoningai juos priimti, nes sveika gyvensena yra čia. Ir to neužtenka vienai dienai, vienai savaitei. Tai turi trukti bent 2 mėnesius. Praktikavimas naujo atsiradusio įgūdžio, įpročio, pasirinkimo. Ir čia stebuklų nėra. Tai yra darbas su savimi, su savo smegenim, matymas ir džiaugsmas, net ir nedidelių rezultatų. Bėda tokia, kad šiuolaikinis žmogus nori daug, greitai ir be jokių investicijų. O investicijos šiuo atveju yra jūsų pastangos, jūsų laikas, jūsų tingulio nugalėjimas. Taip, kad tikiuosi motyvacijos tokį spyrį kažkiek tai davėm. Čia ir buvo tikslas apie tai, ne? Taip. Liuks. Ką, toliau? Tai labai neišsiskirstykit, nepabėgit. Ačiū Jums labai, kad klausėt. Truputėlį prisėskit, Simona pratęs ir neleis Jums jau visai dar atsipalaiduoti. Čia buvo Active Training sveikatingumo mokykla ir už minutėlę Simona grįžta su kita, bet labai įdomia tema, todėl pasikvieskit draugus, nepabėkit, atsigerkit, pailsėkit ir toj grįšim.